Happy music. Labas rytas, sveikinuosi su gruodžio 1 ir pradedam kiekvienų metų tradiciją, tai vlogmas filmavimą. Praleisim šitą visą adventą kartu iki pat kalėdų, seksim mano gyvenimą ir bandysim užsikrėsti tą kalėdinę nuotaiką. Aš jau, man atrodo, kokius 4 metus gal filmuoju vlogmas, tai jeigu kažkam neužteks tik šitų video užsikrėsti tą kalėdinę dvasią, tai būtinai gali patikrinti ir senesnius mano, turiu tikrai praeitų metų ir užpraeitų. Aš manau, mes galim pradėti nuo advento kalendorių išpakavimo, kiekvienais metais pakuojam kartu, tai ir dabar pakuosim kartu. Šiais metais įsigijau Eurokoso, nes ir kaina buvo gera, ir produktai tokie visai gal panaudojami. Šiaip advento kalendorius visai gražiai atrodo, bet jau ne vieną girdžiu atsiliepimą, kad nelabai jisai kalėdiškai atrodo. Turim čia 1 dieną. Ok, mes čia turim kažkokią, man atrodo, korejietišką kosmetiką. Čia kažkokį turim kremą veidui. Bean krem, tai tipo iš pupelių, gal nežinau. Bet įdomu bus išmėginti. Šiaip visai smagu yra taip išmėginti kremą, jeigu neturite ypač kažkokios specifiškos odos problemos. Ir galbūt patiks kremas ir galėsit naudoti. Aš, kaip matot, jau esu su sportinė apranga, tai eisim sportuoti. Nes grįžau į Lietuvą, kaip matot, ir kol turiu daug laiko, dabar nedirbu, tai stengiuosi daug sportuoti tiesiog. Bet po sporto turiu susigalvojus porą dalykų, ką šiandien noriu nusiveikti, tai būtinai noriu šiandien bent šiek tiek pasidekoruoti namus. Turiu vakar nusipirkus porą dekoracijų, tai galėsim pasidėti, nes kalėdinės eglutės šiais metais nepuošiu, nes neturiu tiesiog. Bent kažkokius akcentus, kažkokių lempučių noriu susidėti namuose, kad būtų šiek tiek jaukiau ir smagiau būti, nes oras ir apšvietimas ir aplamai, kad tamsu yra beveik visą dieną, tai tiesiog mane žudo, nes, pavyzdžiui, šiandien visiškas cepelininis dangus tiesiog nuo pat ryto. Tai toks, kur nepasijau visiškai šitą dalyką ir ypač filmuoti yra labai sunku, nes tik prieš langą realiai gali kažką daryti. Ir dar labai noriu nusipirkti kalėdinį puodelį. Žinau, keista, bet aš tiesiog neturiu. Ir noriu įsigyti ir turėti ir galėti gerti savo gėrimus iš kalėdinio puodelio. Tai šiandien bus tokios misijos. Tai po sporto, manau, nueisim į Pepko arba Sensėjų, nes mačiau, kad ten visai tokių kalėdinių puodelių galima gražių rasti. Tai va, tokios misijos mūsų šiandien. Gerai, biškai prisidėjau viršų, tiesiog sportinį elemenėlį. Ir tokį treningiuką, nes tiesiog patogu, kad aš jį galiu bet kada sporto metu nusirengti. Šiandien darom kojas. Tai toks outfitas, nieko neypatingas, bet aš visą laiką dabar užsidedu. Žiauriai man patinka išeinant. Šiaip aplamai išeina labai daug sportinių dalykų, prisipirkau, tai labai patinka, bet nusipirkau, žodžiu, tokius treningus. Kelnes, tiesiog visokios ilgos, labai plačios. Ir man labai patinka, aš, pavyzdžiui, dabar esu dar, nesušylus, mano kūnas nesušylęs yra. Ir dabar vis tiek yra šalta kieno, tai kol tu nueini iki to džimo, nesinori sušalti, nes man ilgiau tada užtruks susišildyti visus raumenis ir visą kūną. Tai aš tiesiog užsidedu šitas kelnes ant viršaus, nes jos žiauriai plačios ir jos patogiai labai tinka. Ir aš nesušalu. O po džimo, pavyzdžiui, kai jau labai įšylęs kūnas yra, aš tiesiog nusiemu timpas, nusimaudai ir užsidedu šitas kelnes ir su jom šilta, patogu, faina, jos turi tokią fainą detalę, man patinka, tipo, kad tokia kaip linija yra. Ir viskas, galim realiai keliauti į džimą, pasportuosim ir tada jau žiūrėsim.
Džimo Ašmyrus buvo. Bet reikia mums susirasti kalėdinį puodelį, tai dabar Sensėjų žiūriu. Bet nelabai man čia gražus, man atrodo Pepko gražesnė yra. Tai einam Pepko žiūrėti. Užėjęs į Timas Kacinai dabar. Grįžau jau prieš kokią gerą valandą, šiek tiek pamontavau video ir užkandau šiek tiek ir pailsėjau, nes kažkaip, nežinau, man čia nuotaika nėra pati geriausia. Tai, žodžiu, Džime nesisekė kažkaip geriausiai man, bet vis dar turiu norą pasidekoruoti namus. Tai tą ir padarysim. Greit dar parodau, ką nusipirkau. Tai išsirinkau galų gale puodelį iš Sensėjaus. Nors ir sakiau, kad nepatinka man Sensėjų puodeliai, bet Pepko man iš vis nežinau, ar ten jau išpirkti buvo, ar aš tiesiog niekas nekrito į akį, tada grįžau dar į Sensėjų ir dar buvau nemačius šito puodelio. Tai pasiėmiau tokį puodelį. Man labai patinka, jis toksai didelis ir toks grublėtas. Matot, turi tokią kaip, nu žodžiu. Ir tokios dvi tiesiog. Ir didelis. Man labai patinka didelį. Labai džiugiuosi, galėsiu dabar gerti savo gėrimus iš kalėdinio puodelio. Ir dar man reikėjo, nes šitos namus nelabai turiu. Tai nusipirkau stiklinės, nes jau senai šitas mačiau tarp Pepko. Ir vis galvoju, reikia man jų ar nereikia. Labai simple stiklinės, bet man jos gražios tokios ir nėra jos labai plonos kažkokios. Tai tiesiog 4 vienodos gražios stiklinės. Kaip ir sakiau, kad eglutės neturiu, bet ir dekoracijų nėra, kad labai daug turiu. Tai nusipirkau vakar tokią žvaigždę. Jinai įsidės baterijos ir jinai šviečia tada. Tai man labai miela, aš manau pasidėsiu ant lango. Tada turiu irgi nusipirkau tokį nykštuką mielą. Patinka Luna. Žiūrėk, jisai dar ir šviečia Luna. Žiūrėk. Matai? Šviečia nosis. Baisiai cute. Aš pamačiau, kad šviečia nosis iš karto pasiėmiau. Tai reikia jam vardą sugalvoti. Sugalvokim vardą šitam nykštukui. Su šviečiančia nosim. Ir baterijos. Tai viską žinokit. Ai, dar turiu girliandą tokią, kur naudojau Olandijai su tokiais lapeliais. Tai atsivežiau dabar ir čia. Bet, na, aš nežinau iš tikrųjų, kur ją dėti. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh? Ogi, tai taip lengvai pasidekoravau. Aišku, žinau, čia labai minimalistiškai ir taip toliau, bet manau, jeigu užsinorėsiu dar kažko, tai eigoje tiesiog pridėliosiu. Šiandienai tiesiog tik tiek dalykų turėjau čia, tai tą ir padėjau, ką turėjau, tai nežinau. Man iškart nuotaika pakilo, tiesiog iškart labai cozy, miela, gera būt. Tai jo, tiek to dekoravimo, dabar galvoju eit pasidaryt vakarienę gal ir jau užbaigti savo vakarą taip. Nes pavargus kažkaip jaučiuosi kažkaip lyg ir kažką kojai vienai esu pasidarius ir dar šiandien reikėjo daryti su tokia visai skaudančia koja treniruotė, tai nėra geriausia savijauta šiandien man. Išsimiegosiu ir bus gerai. Well, pull up an ice block and lend an ear.
pavalgyti, pasidariau savo labai tokį namų maistą, tai tiesiog grikiai, nes labai pasiilgau grikių. Nes Olandijoje nieks nevalgo grikių, tai ten nerasi jų, tai tiesiog pasiilgau jų. Tada pasidariau vištienos su džiūvėsėliais ir morkų salotų ir dar saldžiarūkščio padažo, tai žodžiu. Einu labai skaniai pavalgyti ir man atrodo, taip aš užbaigsiu savo vakarą. Jau pavalgiau, geriu savo arbatą ir prisiminiau, kad dar nepapasakau, kaip aš filmuoju savo vlogmas. Tai tik greit norėjau priminti, kad šiandien aš filmuoju gruodžio 1 vlogmą ir jis bus įkeltas gruodžio 2. Ir rytoj, ką filmuosiu, bus įkelta gruodžio 3 ir taip eis tiesiog dienos. Ir manau, kaip kiekvienais metais nelabai gausis kiekvieną dieną įkelti po video, dėl to, kad ne visada filmuosiu aš tik vieną dieną, nes pavyzdžiui, kad ir šiandien aš daug net neturiu ką parodyti. Ir ypač, kai tai yra darbo diena, nes savaitgalis, tai tikrai yra mažiau ką parodyti, nes tai yra tiesiog kasdienybė. Tai manau pasitaikys video, kurie bus tiesiog iš poros dienų, arba galbūt aš kažką įkelsiu į TikToką. Tai pasiekit mane ir Instagram'e, ir TikTok'e, aš ten pranešiu, kaip tie video ir visą laiką pasidinu per storius, kad jau įkėliau video, kad irgi nepraleistumėt. Ir labai norėčiau paprašyti, kad pasubscribintumėt mane ir palaikintumėt šitą video, kad žinočiau, kad jums patinka tai, ką aš darau ir kad aš nebereikalo čia kalbu su savo kamera. Ir tiesiog dabar yra adventas ir visi mes daug labiau pradedam svajoti ir tikėti stebuklais ir turim kažkokį didesnį norą būti geresniais, rūpintis vienas kitu. Tai iš jūsų aš to irgi noriu paprašyti, kad nepatingėtumėt paspausto like mygtuko ar pakomentuoti ką nors. Man labai daug reiškia jūsų atgalinis ryšys. Tai labai didelis ačiū visiems, kurie visados yra kartu ir parodo, kad jie yra kartu.